Jau kuris laikas brandinu šio filmuko idėją, nes ne visuomet taip paprasta per socialinius tinklus iškomunikuoti tikrovę ar emociją, tad šis filmukas yra toks gyvas prisilietimas prie to, kuo gyvename čia Asalnų stovyklavietėje. Tad apverskite savo ekranus ir pasimėgaukite. Mums kaip šeimai labai patinka stovyklauti ir kiekvieną vasarą su vaikais ir palapinėm tai būna toks vasaros nuotykis. Ir esam Lietuvoje išbandę tikrai labai daug stovyklaviečių ir prieš 4 metus atradom Asalnas. Ir nuo to laiko kiekvieną vasarą stengiamės čia grįžti ir ne po vieną kartą. Ir man tai yra pati mėgstamiausia stovyklavietė Lietuvoje. Ir aš galvoju, kas čia mane taip traukia ir man asmeniškai turbūt keli dalykai yra labai čia svarbus. Tai toks tobulas balansas tarp laukinio stovyklavimo ir infrastruktūros. Tai, kad čia yra tikrai labai ramu, labai tylu ir tobulas atotrūkis nuo miesto triukšmo. Tikrai aš per savaitgalį pailsiu, lyg tai savaitę būčiau kažkur išvažiavus. Ir skambės gal banaliai, bet tą reikia pajusti, bet Asalnuose yra tikrai kažkokia labai ypatinga aura. Ir aš manau, kad tą aurą kuria Eglė su savo pasaulėžiūra apie žmogaus ir gamtos ryšį. Ir tai atsispindi ir veiklose, kurios čia yra siūlomos, ir taip kaip šita stovyklavietė yra tvarkoma. Ir man atrodo, kad tą aurą jaučia žmonės ir net tie, kurie atvažiuoja žmonės, yra tikrai labai visi malonūs. Čia niekada nebus jokio triukšmo, niekada nebus garsios muzikos. Tai yra tobula vieta tokiam ramiam poilsiui, ryšiui su gamta. Ir net kai šita stovyklavietė yra visiškai pilna ir užpildyta, vis tiek nesijaučia, kad čia yra kažkaip labai daug žmonių. Čia yra tiek erdvės ir tiek ramybės, kad visą laiką norisi grįžti atgal. Eina savo. Šį savaitgalį labai turim daug žvejų. Labai daug kas žvejoja. Tuoj visi lieptai bus užimti. Galiu parodyti darželį, bet šiaip atrodo biški tragiškai. Čia auginu šalaviją. Šalaviją naudoju pirtyje. Labai kvepia. O čia vaikų pasaulis. O, kaip skaniai kvepia. Šiandien yra numatytas viešos pirties vakaras nuo 7 iki 10 valandos. Kūrensime pirtelę ir visi stovyklautojai galės užeiti į ją. Tai paruošime erdvę, atnešime augalų, prinešime vandens ir bus labai labai gera. Irklentės yra mano mėgstamiausia transporto priemonė. Prieš porą metų, man atrodo, plaukiau su kolegomis iš Palūšės į Nidą. Per 10 dienų nukeliavom, man atrodo, 560 km buvo įveikta. Mūsų lankytojams labai patinka mūsų tualetai. Užeinam į vidų. Paprasti, mediniai, estetiški.
Sveiki. Simona. Malonu, Eglė. Malonu. Tai prašau užeiti į mūsų miško kabinetą. Ačiū. Tai su Egle susipažinau praeitą vasarą ir atvykusi į šią nuostabią vietą supratau, kad tai yra puikia vieta, kur galėtų būti apjungtos dvi terapijos. Tai yra miško terapija, kuri skirta sielai, ir kūno terapija, tai yra masažas. Ir kaip laikas parodė, šitas miksas, jisai nukelia į gilius potyrius ir sukuria gilų atsipalaidavimą. Ir tai tampa puikia terapija ne tik tai atvykstančiam ir patiriančiam masažą žmogui, bet taip pat ir man, kaip masažuotojai, tai yra tikra dovana. Pas mus gali ne tik pasistatyti palapinę, pabendrauti su gyva ugnimi ar vėju bei kitais elementais, bet tuo pačiu mes galime pasiūlyti ir įvairiausių veiklų, tokių kaip edukacijos, žygiai su savo srities specialistais, pirties programos su pirtininkais ar masažo terapija su Simona. Na, o jei šitų veiklų nesinori, gali tiesiog išsinuomoti valtelę, irklentę ar dviratį. Arba pasinerti tiesiog savarankiškai vienas miškuose, rinkdamas grybus bei uogas. Tikiuosi, mums pavyko perteikti bent mažą dalelę tuo, kuo gyvename čia. Iki.